Kažkodėl aplinkosaugininkai po Simono Gentvilo paraginimo būtent komentaruose po mūsų video, reiškia, kažkodėl kitą dieną sugalvojo atsiriboti. Tai 5 organizacijos, tai Aplinkos koalicija, Dainavos gamtos fondas, Baltijos aplinkos forumas, netgi ornitologų draugija ta pati. Na, žodžiu, išsiuntė raštą aplinkos ministerijai ir aplinkos apsaugos komitetui. Ir, na, jų tas raštas, sakykime, toks, jie pateikė savo vertinimus, kad neva mes esam destruktyvi organizacija, chaotiškai veikianti, nors, kaip be būtų keista, iš jų pusės mes negirdėjom nei teigiamų atsiliepimų apie mūsų veiklą, nors, sakykime, net prieš kelias savaitės bendra mūsų iniciatyva irgi pavyko apsaugoti Vingio parko dalį nuo kelio plėtros ir viena iš seniausių Lietuvoje sengirių, kas yra Vingio parkas, dabar nebus iškirsta jos dalis. Ir tas pats suopio lizdas Ukmergės rajone, kur dabar 2 suopio jaunikliai peri, jau būtų sunaikintas miško plotas. Ir ta prasme, iš tiesų keista, kad būtent tos aplinkosaugos organizacijos, kurios, laikomos jau tokios aukštos klasės, jau pripažintom, taip pasielgia. Tai, bet gal klausimas yra finansuose, nes aš žiūrėjau komentarus, ką rašo Tauta, tai be abejo 95% palaiko jūsų veiklą, gal ir daugiau. Tai toksai, ir kyla klausimas, ar tai nebuvo toksai kaip FAS nurodymas, nes gal jūs kapsi tose vietose, kur pastoviai byra toms organizacijoms pinigėlių. Finansavimo ateina iš ES fondų arba aplinkos ministerijos tos pačios. Jeigu sudėtume kartu su ES fondais, tai tikrai eina milijonais. Ir dabar, sakykime, netgi paimam tą pačią Lietuvos ornitologų draugiją. 2 milijonai per metus.